dovanų. Perhaps you will get some presents from other guests. O čia yra užrašytas Skuodas. And this is Skuodas, our city. Ir čia mūsų ženklas yra istorinis ženklas. And this is our historic symbol, sign, yes. Nes Lietuva yra prasidėjusi istoriškai nuo Skuodo rajono. It is believed that Lithuania started from Skuodas district. Oh, really? Yes. Yes. Tai va, tai dovanas svečiams. So gifts for the guests. Yes. Thank you very much. This is more than time. Thank you. This is great. Dovana kitam svečiui. Gift for the guests. Tai paspasim. Ir profesoriui dovana. The main ideas and later on after the conference Irena and me will go to the boss and we will present the ideas heard during the conference. So it's a very challenging duty for us. We won't have time to relax. Yes. Tai va. Irena, prašom viską fiksuoti. Direktoriaus, žinokit, reikės atsiskaityti už tokį renginį. Ačiū. Thank you.
tai suvažiavau pas jums, tai gabėjai. Ką panė atsiron, ten iš provincijų suvažiavau. Žemėlapis, kur ekspedicijas įvykusis, kur rajonų paklausų kryžiai šuoja. Čia tas darbas ir tiesiog atkartuot, bet, kaip sako, jeigu ir kryžius ganėtina paprastas, bet kad reik tokius iki smulkiausių detalių ir tikslė. Tas albums buvo didelė gražiai pristatytas pas mumis, tas 1000 kryžių, kurie išsudėtas. Kas veltau yra? Pas mums visi renginiai iš tikrųjų ir veltau, bet kokie. Va dabar 29 dieną atvažiuos barėjai. Nu, tai žinot, kur tai išbaigė. Mes turėjom omenį vid barėjai, ne jaunim dėlų. Tai va, susitikims visišką veltau. Tik dabar jau užsiregistravus jaunimas 140, į salmę 120 galim sutalpinti. O dar kiek paaugusių su es paveizėti iš Dzikavas. Tai sakom, ką būt gera, kad pondėjai susimylėt, kad važiuoju kaimelė savo būt, bet ką žiūrėt. Va, tu turėsim sutalpinti, nes nemokama, kaip neįs paveizėti, juk patink, nepatink toj muzikos, negeis paveizėti, nu. Nu, čia toks, sakau, buvau toks greits, koncentruots, kadangi jie iškart parodėti Dievui ir kad vat, reik jums, tai va. Tokie pažintis ir iš tikrųjų visų laukam, visus kvietam, sekit renginius, veizėkit mūsų svetainį, veizėkit Facebooką paskyru ir tikrai tai, kur esat iš artimesnių tokių rajonų, su didžiausiu džiaugsmu. Gal ir iš tolimesnio atvažiuoti, ne? Be jokios abejonės. Galite atvažiuoti tai, ko žemaitišką nesuprantat. Kuo tunkiau atvažiuosit, tuo nukapir. Reikia gosti. Tai kuo dažniau atvažiuoju, aš irgi, jeigu retai nuvažiuoju į Latviją, nemok latvišką. O jeigu nuvažiuoju, pažiūrėjau, pradė toks laiks, kad čiut ne kožin savaitę atsigamen. Tas pats į Lenkiją važiuoju. Tai žemait kalb irgi te pat atvažiuosit, va dabar ne visko supratot, bet čia vedi išaiškino mane, kad ko reiškia padarsite, toliau atvažiuosit. Kiekart jau 5 žodžių žinosit, tu paskiau ko žinau, paskiau. Jeigu pas mums į daug vienišų moteriškų rajonį. Tai va, ir daug vienišų moteriškų, tikrai moteriškų nešpėtų, įsilavinusių, puikių, ir taip toliau, tai kažkaip vyrų taip trūkoms. Nu, kiti užsieinus ir išvažiavė, kiti mizeriais nulinksmą gyvenimo būdą nusibėngi. Taip, kad atvažiau, kiti sakom, kad su žemaitį užtenk vieną, nu, sakys, vieną naktį praleisti, jie atsibūnt visko žemaitišką supranta. Taip va. Paldies. Lūdzu. Dar didelę dėkau. Sekmadienė bus mažos Velykėlis. Taip. Ir tu tau kiaušį įdėti. O mes esame kiaušių marginti. Granas sako kiaušį. Reiškia, kad aš čia sakiau, kad kiaušį, sakas tas toks yra. Vieštai kiaušį, nes suderinam dalyką. Tai einam, dėkavojat, einam, mes margint kiaušį iš tikrųjų. Ekit margint sėkmingą, laimingą. Ačiū labai. Dėkau jums, kad suteikėt garbę, apsilunkėt, Tai atvarom į Barėjų koncertą. Tėli Marks, čionai susirinkęs, iš pašalių toliausių, nuo vieno Lietuvos pakraščio, nuo kito, iš vidurio, į Skuodą, į tokią provinciją, kaip kas mano, mes taip nemanom. Gėlių skuodiškių įsitikinimu Lietuva prasideda nuo Skuodo. Pasienis pačia kažkaip. Taigi, atvažiavot, išgirdot, gal ne viską supratot, ką žmonės kalba, reikėjo gal ir atspėt. Ir šį vakarą tikriausiai reikės atspėt.
Mes labai džiaugiamės, kad toks reikšmingas įvykis ir tokie reikšmingi malonūs svečiai aplankė mūsų, vis dėlto sako, miestą. Labai džiaugiasi direktorius. Ir jis tikriausiai turėtų pasakyti žodį reikšmingą. Bičiuliai, aš manau, kad taip jau tikrai galėsiu kreiptis į jūs po šio vakaro. Tad, kaip ir minėjau savo kalboje, kad jūs atvykote į istoriškai turtingą ir širdimi svetingą kraštą. Visą dieną mes atidžiai klausėmės, daug klausėmės, įsitempę. O šį vakarą aš noriu, kad mes kuo daugiau tarpusavį bendrautume, susipažintume, užmegztume bendrystės ryšius. Šį vakarą mūsų gera nuotaika, savijauta rūpinsis dvi šaunios mano mokytojos, Jūratė, etikos mokytoja, kuri yra papročių, tradicijų sergėtoja, puoselėtoja mūsų mokykloje. Ir Edita, muzikos mokytoja, jungtinės pajėgos tam, kad šį vakarą atsipalaiduotume, gerai jaustumėmės, dovanotume vieni kitiems šypsenas, gražius žodžius. Tad atsipalaiduokim ir drauge pabūkim. Ir vėl nuo žodželio, taigi, ko susirinkom? Tikriausiai pamaitinti kūną ir sielą, ypač po ilgo darbo vaikščiojimo, ką darydavo seniau lietuviai. Pažiūrim už lango. Nu dar ne vakaras, ar ne? Ne tik gamtoj, ne tik aplinkoj, bet ir, aš sakyčiau, mums. Taigi dabar pavakariai. O pavakarėjais sunkius darbus nudirbę, sėsdavo žmonės pavakarių. O kada jau pavakarius pavalgydavo, tai tada išeidavo, jog pavakarodavo. Labai garsiai skambėtų, jeigu pasakytume vakaronė. Kadangi pavakariai, tai bus pavakarojimas. Reikia temą pasakyti. Kadangi čia pat atvelykis, tai tema būtų vėlgi tokia, apie paukštį ir kiaušinį. Mes, vardus jau paminėjau, aš Jūratė, mano kolegė Edita, jūsų labai edukacijomis, nors parašyta nevarginsim, kas norės edukuosis, kas norės ilsėsis. Turint omeny situaciją, kada krikščioniškasis pasaulis vis dėlto liūdi, tai atmetėm ankstesnį scenarijų ir triukšmingų šokimų, garsių dainavimų nebus, bet šio ir to bus. Nuobodžiaut neleisim. Kas norės labai panuobodžiaut galės. Nu ir ką? Sėdam prie stalų maitinti kūno. O kai kūnas pamaitintas, tada ir protas veikia. Esu valgys. Pusryčiai jau yra? Pusryčiai yra. Sekmadienį veikimas mažasis rinkėjas. Vaškinėlė, kur yra panaudoti tie raštai. Bet šiaip yra tik tai. Konduktori, kamina kamerė, longoktori, peidėlėje, kemselėje, ten mon kamerė, longoktori, peidėlėje, kemselėje, ten mon kamerė, longoktori, kornel, korbova, dėl mon kamerė išmesa, kornel, korbova, dėl mon kamerė išmesa, geriau, kornelė, ir apsvaiga belvelė, geriau,
medailė. Taip, bet nu ką, tai peilinė, su tauliai pjaustyti. Ar nėra, o ten, sakykime, nueisime daug tom peilinį, kokio, nu normalaus, paprašysiu peilinį. Nu jau pat. Pjausim, kaip per labai Čia gėlės tikros. Tikros? Gėlės tikros. Jonas Švaitas. Prašau, galva. Va, Gerai. gerai. Nu ką, atsakomybė paaiškiausia. Ir aš sakyčiau, direktorė, o taip, šitane, ir tada žiūrėkime su už tą. Savo ruodro kaujas, atman senus laiks ir atmans didžiaujas. Taip galėčiau kolyt, kad į 3 nedėlės, kap saulėlė mūsų krašte, kitą pritinėjęs. Ir tie brangėja, ačiū, kad jūs atvykot į mūsų žemę, į Skaudą žemę. Ačiū profesoriui Vincentui, kur ilga bendravos. Ačiū Irena, kur mane dėl ramybės. Ir ačiū direktoriau. O iš tikrųjų tikra, ačiū, kad esat Skaudė, kad jūs žinot, kad juk Lietuva prasideda Skauda. Ir dar žinot, kad iš mažų miestelių išauga talentą. Skelbkiam žinias, skelbkiam mokslą. O dabar norėčiau pavaišinti. Ir priminti, nuo seno žino visi, draugystė neauga pati, kad reikia palėti vynų, kad augtų lyg debesų, tada jau iš viso širdies paverkti ant draugo peties. Nuo seno žino visi, draugystė neauga pati. Už draugystę, už bendrystę. Ir aš biškį ten klausiau, už jūsų taušilumą, nes pas jumis gyvena viena dūšė. Tad ir palaikykim, ir džiaukimės, kad mes esame. Kad jūs esate čia, kad pasirinkot pas mane. O čia yra Skaudeiškio užai, kadangi Skaudas Skaudeiškio užai. Ir jūs gyvenat dvare, kur yra meilė, o meilė ir bilikam, ir darbui, ir gamtui, ir artimam jūsų žmogui, kuris šalia sėdi, kuris parvažiavęs galės pastoviai mazoti. Už tai, ir aš už tai, kad jums, kaip sakom, draugystė neauga pati.